Deividai, esame interviuojami Rojaus komandos BFA 2011 metų komandos draugų, bet noriu tarti žodį. Iš tikrųjų, mes nebūtume čia, Portugalijoje, šitame nuostabiame Portimao miestelyje, jeigu ne Rojaus gyvenimo būdas futbolas, jo Baltijos futbolo akademija, komandos draugai, Tadas ir Artūras Švaikevičiai treneriai, kurie yra perfekcionistai ir stengiasi dėl savo vaikų, to pačiu apjungiant ir vaikus ir tėvelio bendruomenę. Tai esu labai dėkinga. Už puikiai organizuotą turnyrą. Už puikiai organizuotą turnyrą ir organizuojamos. Taip. Tai yra iš tikrųjų nereali galimybė ir mums tėveliams, ir patiems vaikams. Taip, turėti tokią patirtį. Dabar mes turėtume sulaukti klausimų. Tai mes laukim klausimų. Kaip jaučiatės, kai komanda įmuša įvartį arba pasileidžia? Šokinėjame visi tėvai iš laimės, kai įmuša. Šokinėjame visi tėvai iš laimės ir džiaugiamės už kiekvieną, kuriam sekasi. O kai prasileidžiam? Mes palaikom ir tuo metu, kad irgi vaikai, futbolininkai jaustų tėvų palaikymą, mes visada plojam ir mes esame palaikime ir kai įspiriat, ir kai prasileidžiat, mes esame visada kartu su jumis. Kokios būna nuotaikos po pralaimėtų varžybų? Tuo momentu, bet taip ir prieš tai sakėm, kad mes nepasiūlėm, mes tikim, mes palaikom, jūs esat komanda ir ta komanda, kuri pralaimi, jinai turi būti stipri ir sugebėti su tuo susitaikyti, pamiršti kuo greičiau ir siekti kitų pergalių. Bet tas momentas, kai jie pralaimi ir išeina iš aikštės, taip jie būna nukabinę nosis, bet tas palaikymas, tradicinis palaikymas, kur rungtynės bevyktų Lietuvoje, Portugalijoje ir Lenkijoje, kur mes bedalyvaujam, visada stovi visų žaidėjų tėveliai išsirikiavę ir visiems duoda 5. Ir tas palaikymas, ta tokia energija palaikymo yra jaučiama ir tai yra iš tikrųjų stiprybė, tuomet vaikinukai jaučiasi daug tvirčiau su tokiu maksimaliu palaikymu. Tai iš tikrųjų aš labai didžiuojuosi mūsų komandą ir ne veltui turbūt esame čempionai, nes futbolas tai nėra tik tais, kas vyksta komandos rūbiniai, tai apima ir šeima, ir bendruomenė, ir pati akademija, ir patys vaikai, ir tas požiūris, nusiteikimas, disciplina ir aikštelėje, ir mokslas apima labai daug. Tai džiaugiuosi, kad esame mes šios bendruomenės dalimi. Aš norėčiau, kad tu pakomentuotum kaip profesionalas. Kaip skatinam? Palaikom visada, ypač po pralaimėtų rungtynių. Tu turbūt irgi asmeniškai iš manęs kai kurios komentarus apie rungtynės, kaip sužaidėjai, ką galėjai padaryti geriau, kokias klaidas padarai. Tai iš mūsų, sakau, tas palaikymas yra didžiulis ir svarbu, kad tu jaustum malonumą iš futbolo ir tai, ką tu darai. Ir tokio kažkokio tokio apčiuopiamo skatinimo mes neturim, ar ne? Mes kažkaip tai gerų žodžių prie pusryčių stalo, prieš rungtynės, kad kiekvienos rungtynės, nepaisant varžovas, ar tai būtų iš turnyro lentelės apačios, kiekvienas yra lygiavertis, reikia nusiteikimo ir to komandos sutelkimo. Ir tas skatinimas yra palaikymas, kad mes esam kartu futbolo aikšteliai, palaikom visi ir man atrodo, tai jūs irgi motyvuoja. Kodėl važiuojate į kitas šalis paskui vaikus? Nes mes jūs mylim, nes jūs esat mums svarbus ir žinau, kad išvažiavus į kitą šalį intensyvios rungtynės, skirtingos kultūros ir futbolo praktikos, manau, kad jūs jaučiatės tvirčiau, kai mes esame šalia. Čia mes taip galvojam. Aš taip galvoju. Tikėkime, kaip ir yra.
jaudinasi prieš varžybas, jūs ar vaikai? Tu atsakinėti šitą klausimą. Aš visada stresuoju. Kai reikia išvažiuoti prieš rungtynes, aš visada stresuoju. Ir namuose taurą galima, bet kaip reikia šančiai, ramiai, o šitą, bet tu visą laiką sakai, kad Jaudulys irgi pas tėvus yra, kaip manau ir pas jūs. Tas jauduliukas, bet kaip ir kalbėjau, mes tikim jumis ir kiekvienose rungtynėse turbūt siekiam kartu su jumis pergalių. Taip, mes esam kasdienoj su jumis. Kiekvieną dieną, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ir ta prasme ir nesvarbu, kad ar Rojau tau 14, ar broliui 16, už kiekvieną, ar Emai 7, už kiekvieną visi tėveliai mes pergyvenam savaip, bet mes esam kartu su jumis. Kur įdomiau žiūrėti varžybas, Lietuvoje? Lietuvoje irgi įdomu, čempionatas tikrai jisai yra nesilpas, yra gan stiprių komandų, su kuriuom jūs kovojat, bet Portugalijoje aš matau turnyras, kad yra tikrai daug stipresnis, tikrai daug stipresnių komandų ir čia jums tikrai yra ką veikti. Matau, kokios akademijos žaidė prieš tą pačią Benficą, prieš Birmingemą, susidūrėt su savo lygio gerais žaidėjais ir tuo metu, kai jūs susidūrėt su tokio lygio žaidėjais, jūs turi būti vieninga komanda. Tik tai vieninga komanda gali pasiekti prieš tokias, sakykime, geras akademijas pergalės. Tai vieninga komanda. Jo, ir Lietuvoje tai yra mums įprasta. Mes jau pažįstam vieni kitus, o mes atvažiuojame į Portugaliją, jūs atvažiuojate į Portugaliją, tai yra visiškai skirtinga patirtis, skirtingos kultūros, skirtingos akademijų lygis ir jums tai čia yra kosminis iššūkis ir smagu stebėti, kaip jūs su tuo susidorojat. Ir vat, būtent per šias dienas šitame turnyre jūs parodėt, kad vis dėlto mes lietuviai nenusileidžiam Birmingemui ar ne, galų galia ir pačiai Benficai. Mes turime charakterį ir mes lietuviai turime tokio užsispyrimo, tokios valios, kad mes galim tokio sutelktinio ir mes tikrai nesiskiriam nuo kitų akademijų, ar taip? Tikrai taip. Tai viskas yra mūsų rankose ir šitą jūsų rankose kartu ir toks palinkėjimas, kad jūs tik tais išlaikykite tą pačią motivaciją, žaiskit, turėkit tą tikslą ir eikite su tuo tikslu toliau. Čia tik daug klausimų? Mes Nu. Kokias emocijas patiriat varžybų metu? Aš tai pavyzdžiui kaip jūra. O tu? Emocijos banguotas, ką tu ir pasakei. Bet tu neparodai, tu visą laiką taip laikaisi. Tu laikaisi ramiai, nes tai supranti, kad yra ypač tavo vaikas, kuris žaidžia ir tu tikiesi iš jo, kad jisai parodys geriausiai save. Tai kaip bebūtų, bet tas, kaip ir kalbėjom, palaikymas jisai iš mūsų yra, bet jisai yra ramus, supratingas ir be kažkokių tai tokių išreiškiamų didelių emocijų yra. Tos emocijos grynai tėvelių, kur ten su šūksniais, su plojimais, tas palaikymas yra. Ar giriatės kitiems, kai komanda laimi varžybas prie futbolo grandos? Ką reiškia girimės? Tiesiog yra socialiniai tinklai, mes jumis didžiuojamės, mes pasidaliname šitą informaciją su kitais, kad ir kiti matytų, kad lietuvaičiai, sportininkai, futbolininkai iš Baltijos futbolo akademijos gali žaisti gerai, užsispyrusiai ir su rezultatu, realiai lentelėje iš visų 5, ar ne, mes esame antri po Benficos. Tai mes nesigiriam, mes tiesiog dalinamės, kad mes galim, kad jūs galit. Dalinimas jūsų pasiekimais. Jūsų pasiekimais, nes mes jumis didžiuojamės. Didžiuojamės visais. Kaip guodžiate vaikus po komandos pralaimėjimų? Galiu parodyti ant tavęs. Mes ne. Tiesiog, pareina tarnavo, ar nusiminę, nesvarbu ar nusiminę, ar pergalės, ar nusiminimo to tokį skonį, va, visą laiką apsikabini,
pabučiuoji, paglostai ir viskas gerai, nes čia yra patirtis, jums yra tik 14 metų, jūs su ta patirtim augat, dar viskas prieš akį. Gal užteks? Viskas? Ne? Dar? Viskas? Ačiū, pasikvendinam. Aš norėčiau dabar komandai duoti, prašau, prieikit čia visi taip, žiūrėk, atsistojom ir dabar visi čia už kadro esantis duokit mums 5 žiūrėk, va kaip patėveliai. Nu, visi už kadro, nu? Ne, palauk, visi neišsiversite. Ateikit. Už nugaras, nu bet irgi filmuok irgi. Nu, dabar. Nu? Malatsai, tau tu šaunuolis, šaunuoliai. Nu ką? Šaunu ir tu. Ačiū.